vienas iš svarbiausias galbūt, tai yra sujungimo dygių mazgas. Mes bet kada galim iš pultelio jį pasileisti. Sujungimo laikas ir slėgis yra užduodami. Grįžtame į pagrindinį langą. Užduodami iš pagrindinio lango, kad paaiškinti mūsų darbo veikimo principus. Atsidarysim kitą langą. Kairėje pusėje matom pjovimo, nes šitame lange taipogi galima ir pjovimo funkcijas pasitikrinti. Taipogi galim ir matyti, kaip veikia matavimo ir sujungimo dygių funkcijos. Kol yra netliktas nulyginimo pjūvis, sistema į nieką nereaguos. Sistema tai yra davikliai, kurie optiniai yra sujungimo trakte tarp grandinių. Grandinės reguliuojamos pagal gaminio storį automatiškai. Štai dabar svarbiausias mums daviklis yra 0098. Mes jį dabar suveikdinam ir ateinam, pasižiūrim. Nieko neįvyko. Kodėl neįvyko? 98 yra šitas daviklis, kaip sakiau, antras nuo grandinių pradžios. Todėl, kad neatliktas nulyginimo pjūvis. Mintis yra labai paprasta, vėl išgalvota, kad mes pasiduodame gaminius ir mes rankiniu būdu atvažiuojam iki dygio sujungimo vietos ir vėl spausiu šitą mygtuką ir mes jį sujungiam. Kodėl tas yra? Todėl, kad yra atstumas tarp daviklio ir ne vieną kartą jau mūsų minėto enkoderio, kuris atlieka visas skaičiavimo funkcijas šiame trakte. Taip, kad tol, kol nėra gaminio šitam trakte ir jisai nėra vientisas, nes kitaip mūsų sistema klys. Tai yra, kadangi mes skaičiuojame atstumą nuo 98 daviklio, šitas atstumas yra pas mus čia, jį galima pasikoreguoti, dygio sujungimo vieta skirsis ir tokiu būdu, dar kartelį pakartosiu, 98 daviklis, matosi rodikliai jo atstumas, kai ruošinys palieka jį, prasideda skaičiavimas. Tam turi būti atliktas jau nulyginimo pjūvis. Tai yra, mes turim vientisą gaminį nuo 98 daviklio iki enkoderio. Dabar truputį mes ją apgausim, pasiemam, prasisukam. Kaip matom, atliko nulyginimo pjūvį. Ir dabar pagal neigiamą frontą, tai yra daviklis buvo uždengtas ir jis atsidengė. Tai mes matom, kad gaminys išvažiavo. Ir matom, pradėjom skaičiuoti pirmąjį gaminį. Pirmasis gaminys, vėl apgausim šiek tiek įrengimą, kad būtų mums aiškiau. Ir pas mus pradedam važiuoti. Tai yra gaminys vientisas, jis važiuoja.
mes skaičiuojame tą atstumą. Kai atstumas susivienodins 4840 mm ir 927, pas mus dygis bus sujungtas. Taip, kad, kaip minėjau, daviklis, dygiavimo vieta, vientisas gaminys turi būti. Kitaip pas mus dygiavimo sistema pasiklys. Vėl truputį apgaunu. Važiuojame į... Štai matom. Sorry. Nupjojam. Taip, dar važiuojam. Jo, dar štabeliorius suveikia, labai fainai. Štai. Dar nupjojam. Dar neatvažiavom. Dabar atvažiavo pas mus ir mes sujungimo vietą sudygiavom. Apie gaminius trakte, vėl dar kartelį pakartosiu, 98 daviklis iki dygio jungimo vietos mes galime turėti ne daugiau 4 gaminių, kurie ir atitiks mūsų skaičiavimą šitos, nes jas visada galima matyti darbo metu, galima suprasti, kas vyksta, kur čia kas suklydo. Yra taipogi sugeneruota ir klaida, tai jeigu mes turime daviklius ir ne vientisas, mes turime klaidingą matavimo sistemos, tuo metu dygis bus nesujungiamas ir operatorius turėtų patikrinti, kasgi vis dėlto atsitiko. Bet kuriuo atveju proceso metu reikėtų labai stebėti, kad tas būtų. Taip ir yra ir daugiau. Padarysim gal video, kaip su gaminiais jau viskas vyksta, tik paprastai būna triukšmas ir kitų pašalinių. Nėra taip lengva pasakoti. Taigi, taip. Tokiu būdu vykdomas dygio jungimas.